Trututu, labas rytas. Koks čia rytas, jei tas nepadarytas. Ojojo, koks rytas fainas. -1. Tai nei ant ledo, tai tenka važiuoti ant vandens. Įdomiai taip, šeštadienį, sekmadienį visi gaudė ant ledo. Pirmadienis, antradienis +5, +7. Galvojam, nutirps, važiuosim į ežerą. Jo, nutirpo. Važiuojam prie Tvenkinių ežerų. Pusę užšalę, pusę banguoja, nuo kranto nepažvėjosi, valties neįleisi. Tai ekspromtu tokia mintis. Dar šįmet nebuvau atvažiavęs prie Nevėžio. Ir ką jūs galvojate, atvažiuojam prie Nevėžio? Netgi pačiam Nevėžį kampučiai užtraukti ledu. Tai reiškia, kai buvo šalnos, buvo ir pas Nevėžis sušalęs. Tai susidėliojau planą chuliganą. Kiek šitos dienos? Geros 5 valandos. Kelis ruožus pabandysiu. Bandau kaip ašra, bet Nevėžis sausas, nei srovės, nieko. Ta žieminį vangų ešeriuką paieškoti. Gal kokį lydeką prašaus. Tai daug nesitikiu, bet ką ten namuose sėdėti. Oras, nei vėjo, minusiukas toks lengvas. Tai ant džigrigėlio pasiruošiau 2 spiningėlius, tai vienas Aralgo iki 4 gramų ir Matagi Rezi Figaro iki 3,5. Tai ant lengvesnės spiningėlio džigrigėlis. Ant Aralgiuko uždėjau gumą silkiai pabandyti. Nu ką, švinta. Einam, darom pirmus metimus. Bandysma. Čia pagaudavau senais laikais. Kokie senais laikais? Prieš 2 metus. Ešeriukų. Tokie kampukai, dubukės. Bet jau matau, čia trypta. Kažkieno tai. Tik nebus Audriaus Uniko. Audrėnai linkėjimai. Tavam rajone pabandysim kažką tai suvilioti. Bandom. Puk. Linkti. Merš. Kad nekaitaliot kas kartą masalo, tai kaip ir minėjau, 2 spiningai, vienas ešeriui. Vienas biškiai sunkesnis ant lydekaitės. Nu, krantai užšalinti, kai sviriukai. Aišku, dar ankstoka, bet pabandysim. Džigrigėlis ir masalas babka dudu. Na. Dar. Lėtas pravedimėlis. Lėtas. Jau, kaip ir sakiau, rausiu to. Eina savo. Nu, žvejyba prasidėjo skausmingai. Pirmas metimas ir wolframo nėra. Pliaukšti. Gaila, nurovėm. Taip. 3 gramukai. Unguriukas. Imam kitą spiningą, kad neraišėt, nes jau tingiu. Biškai kilpukai šala. Kiek čia to gylio kokie? Ant dugniuko. Tė.
Na, kur tie? Šala kilpa jau jojoj. Tu velnis. Antrą užkabinau. Čia jau negerai. O, atidavė. Atidavė. Būtų čia vėl man skausminga antrų metimų. Kabliukas atlinko. Gerai. Tai pirmas. O. Atsidariau. Nevėžnis. Kopustinukas. Nu. Koks piktas. Super. Raimi, vieną mažiuką pagavau. Nu, tokiam kamputį turėtų būti gal ir didesnis. Bet toksai tik suvalgė unguriuką. O, dar vienas prisilietė. O, dar. Kopustinukai keli yra. Gal reikia dar sumažinti gumutę. Šiaip ant to unguriuko geriausiai rūdinį. Ne rūdinį, žiemą jau skaitosi. Slieko imitacija tokia. O, dar kartą. Mažuliukai. Kilpai šala labai. Kilpukai šala. Keičiam masaliuką. Uždėsim tiogą su galva kabliu 3 gramelių. Gal šitas pasiteisins. Bičiuliai, pakeičiau masaliuką ir jau biškį didelesnis. Va koksai nevėžio kopustinukas. Ant jogytės takti. Smagu. Viduržemį. Taip, radom judesiuko truputuką. Vienas dar atsikabino. Dar turėjau bakstelėjimą. Reikia kažką tai pagudrauti. Galvoju, uždėsim džigrigiuką su tokia šustra kriaušytė. Ops. Va. Kriaušytė. Ir uždėsime mes 13 spalvelę. Ne, va šitą uždėsiu, va slagiuką. Va. Manau, tas lekiukas gali tikti. Pasyvų masalėlį. Turbūt arba slybinas. Slybinas greičiausiai. Prieš tai buvo bakst. O dabar. Raimi! Lydekas, ateik! Ešerius gaudžiau, bakstelėjo. Jo, ir gražus. O, bičiuliai. Nu, smagu. Smagu. Tik pakeičiau masalą. Ai, kuris čia lenda. Eik, tu velnias. Nu ką, slibinukas neblogas. Neblogas slibinukas, Raimi.
Nu, toks storas gražuolis. Aišku, tuoj mums čia pridarys aibės niekšybių. Tuoj jis mums čia nutrūks. Kaip ir Nevėžė, nepatogus krantas ša. Velnes. Na, eik čia. O! Apversim, kaip sako tėvis, nufotinko taip. Nu, gražu, smagu. Ką, bičiuliai, Nevėžinis slibinukas. Tik pakeičiau slagiuką tokį va pasyvų. Aš jau, kad man ten prieš tai bakštelėjo. O pasirodo slibinaitis. O. Užskaitau, aš jau užskaitau. Nu, padarėm gražią fotosesiją. Ir šitas tegul plaukia. Ui, kaip gražiai paleidau. O, koksai kopustinukas. Nu, bet vis tiek procesėlis. Opa. Mailiaus yra ir ešeriukas bakstelėjo. Patikrinsim, gal yra ir didesnių. Nu, bet vis tiek smagu. -2 ir jau neša įžą, tokį lengvą įžą neša per Nevėžį. Tai būtų kokie -3-4 būtų užšaltų ledas. O, dar kartą kažkas bakstelė. Įsivaizduojat, šala upė ant akių. Šala upė. Taip. Patiknom kelias duobutės. Nu, prirojau, aišku, čiburašų su galvakabliais. Į minusą. Keli kopustinukai ir ščiupokiukas. Važiuojam ieškoti kitur. Raimis turėjo skrapštį. Netikrų krapšt. Nu, tokių baks ir man dar buvo. 2 šalčio, tai įsivaizduokit, Nevėžis jau beveik pradeda stoti, nes į žiūką ne aš pradėjau. Pramest net neįmanoma. Tai būtų kokių laipsnių daugiau, Nevėžis sušaltų. Ai, gerai, važiuojam kitur. Atvažiavam į dar vieną ruožą. Keletą kampučių galvo patikrinsiu. Nusileidžiam, ateinam prie kranto. Ledas stovi. Ir kokį 2 cemai. Tai ką? Einam į rievą, aukštyn gal. Pačioj rievai. Kampučiai visi šalia. Neužmesti, ledukas tokie tikrai. Dar 2 dienas pašaltų po -5 galėtum lipt ant ledo Nevėžį. Gerai. Nu, einam, bandysim kažką. Kaip jie būtų. Po prakaitų. Kaip pasakau, pažinkime gimtąjį kraštą. Kur neteini, visos įlankėlės užšalę. Visos. O kur reikia žvejoti, negali užmesti. Dar vienas kampukas užšalęs. Nu, pasivaikščiosim po gryną orą. Nu ką, bandom užmesti. Visas kampukas užšalęs. Pilnai. Ai. Vandens temperatūra nulinė. Jeigu čia kas nors užkibs, kaip ištraukti? Kaip čia ištraukti?
viskas, ledas. Ledas. Tai va, bičiulė, atvažiavau į tokią buvusią žymę vietą, Kruosto užtvanka. Liko tik tai pavadinimas, bet sutvarkyta tai gražiai. Stumdyta, kur buvo pats pastatas, liko tik aukštos įtampos laidai. Tokios tokelės, nei krapšt, nei brakšt. Apvažiavom visą Nevėžio upę, tai radom tik gal kelias vietas, kur galima pamėtyti. Užšalė viskas, visos įlankos užšalė. Srovėjai nieks nebrakšt. Nu, bet nuvarvinom žvejišką snargliuką ir ramus važiuojam namo sirpti rūgštę kopūstienę. Tai va, jokas Simas, sakau, atvažiavam čia, tojamės kaip gaudysim čia. Nu, ir netgi va čia visą įlanką užšalus. Ten užšalė. Galėjom pasimti grašus ir dėžės. Iki.